Sveiki, automotofanai. Šiandien atvažiavau į Motoriders Kaunas išbandyti Indian motociklų. Tai pirmas mano demo baikas, tai yra Indian Chief Sport. Baltos spalvos, labai dera prie mano rūbų. Aš pats vairuoju Honda Transalp, tai jis irgi baltas. Man labai patinka tokios spalvos motociklai, bet čia aišku visiškai kita lyga. Tai yra tikras muscle baikas. Amerikietiškas muscle baikas. Jo tiesioginis konkurentas, aš manau, tik tai Harley. Na, japoniški brandai dabar nuo cruiserių išvis išėjo, o vat Harley dar gali su juo konkuruoti. Bet ar galima įsigyti naują Harley dabar Lietuvoje? Klausimai, o čia galima su garantija įsigyti Indian motociklą ir turim visą atstovybę. Ir turi demo baikų dar, kur galima ne tik tai iš nuotraukų pažiūrėti arba video, bet atvažiuoti ir patestuoti, kaip aš dabar ir padariau. Bet pirma, apie ką aš noriu pakalbėti. Motociklas turi būti gražus. Jis turi atrodyti taip, kad jūs pavažinėjat, kažkur pastatėt, prisiparkavot, einat ir atsiranda noras atsisukti ir jį pažiūrėti. Aš manau, šitas motociklas garantuotai sukels tokį norą. Variklis, Vatvinas, klasika. Ir kas įdomiausia, va tokie Vatvinai, dažniausiai, kai toks oras ten plus 30, jie labai kaista. Čiagi tokia įmontuota sistema, kad jeigu mes stovim vietoj, pavyzdžiui, kokios sankryža, šviesoforas, tai šitas cilindras atsijungia, išvis neveikia. Tai jokio karščio čia neina, tik tai vienas veikia, kai važiuojam iš karto akimirksniu jis įsijungia. Variklis čia, gal jis neturi tiek daug arklio galių, bet jis turi ten 162 Nm sukimo momentą, tai jo trauka yra kaip kažkoks garvežys, nežmoniška. Aš dar pavažinėsiu, parodysiu, kaip tas garsas, kaip vairavimas, bet su juo net reikia atsargiai, nes jeigu jungi sport režimą, aš vis manau, nes ten neįmanoma važiuoti, nes per didelė trauka. Tas vaibas, žinai, joks 2 cilindrų ar 4 cilindrų motociklas tokios traukos ir tokių emocijų nesukels. O čia, aišku, dalykas, kuris sukurtas tam, kad sukelti tas emocijas. Bet grįžtam prie pačio motociklo, išpildymo. Turbūt jis kainuoja apie 20 000 plus minus. Tai, aišku, norisi gauti jau tobulą motociklą. Tai pažiūrim jo išpildymą. Ar galim prie kažko prisikabinti. LED žibintas, Indian užrašas. Aišku, čia yra laidai prie posūkio signalų. Bet viskas labai gražiai, Brembo stabdžiai. Geležinis detalės, čia gal ir ne, čia plastikas, čia geležis, amortizatoriai, Brembo stabdžiai. Aišku, čia apsaugos iš apačios nebus, čiagi ne enduro motociklas, jam to ir nereikia. Pakojai, forwardai, tai vadinami, tai kaip sėdėsim, tai kojos į priekį. Čia klasika jau, Harley Indian klasika. Duslintuvas, galingai atrodo. Iš tikrųjų garsas visai neblogas, po to parodysiu jums garsą. Diržas, ne grandinė. Tai labai švelniai važiuoja, diržas kokį turi privalumą diržas. Tai jeigu galvojate apie motociklą, grandinė, aišku, labiau sportiniam baikams, gal daugiau galios, gali tai perduoti iškart. Bet diržas, jis labai švelniai perduoda tą galią ir jo nereikia aptarnauti iš esmės. Grandinį reikia tepti, kas 1000 km, kas 800, priklausomai koks oras, kur važiuojat. O čia ne, pakeitei, aš nežinau, kiek jis aišku praeina. Su juo galima gal 1000, gal daugiau. Žinot, niekada neturėjau motociklą su diržu, bet kiek žinau, nereikia aptarnauti, švelniai dirba. Vienintelis jo minusas, kad jeigu kokiais žvyrkeliais, daug akmenukų, su juo nereikia ten važiuoti, nes koks akmenukas čia įkris, jis gali trūkti. Bet motociklas šitas visiškai žvyrkeliui nesukurtas, miško keliais su juo tikrai nevažiuosit. Grįžtam prie išpildymo. Mano pirštinės, tegul pabūna čia. Sėdynė. Indian. Patogi. Gražiai atrodo. Šitam baikui tinka. Pats išpildymas. Kokybė. Žinot,
nėra prie ko prikibti. Nežinau kaip antram keleiviui, bet vairuotojui, nu, nėra prie ko prikibti čia. Veidrodėliai. Viskas labai gražiai. Na ką, aš turbūt parodysiu jums garsą. Tik tai reikia mano šalmą čia padėti. Dar parodysiu, kiek jie turi viduj motociklų. Aš nustebęs. Iš tikrųjų, aš manau, jeigu net atvažiuosit žiūrėt Indian, rasit krūvą kitų gamintojų, ten pas juos modelių, ten ir tų enduro, ir ko tik ten nėra. Ir pigių, ir brangių. Bet grįžtam prie Indian. Šitą komplektaciją, čia kaip suprantu Sport Shift, eina su Fox amortikais. Tai kaip veikia amortikai? Amortikai, kai nedidelės duobės, nelygumai labai gerai veikia. Tikrai labai gerai. Aišku, kai didesnė duobė, na, čia, ne enduro. Mano Transalpas, aišku, jis švilniau važiuoja per, jeigu kokia didelė duobė, žvyrkelis, tai faktas. Čia, matot, jis tam ir sukurtas. Bet vis vien, šitie amortikai, jeigu mes lyginam su cruiseris, o čiagi cruiseris, tai jie veikia tikrai gerai. Yra pakojai antram keleiviui, identiški. Guma, apsauga. LED posūkio signalai gale. Nu ką, metas jį užkurti. Šiaip, dėl užkūrimo. Be raktų sistema, absoliuti. Tai nereikia jokio raktos. Tai aš parodysiu, kaip atrodo raktas. Aš čia padėjau į kišenę ir pamiršau. Raktas, šiaip va. Paprastas raktas, nieko su juo daryti nereikia, turit kišenę, važinėjat ir viskas. Tai aš įdėjau savo kišenę ir pamiršau, kad aš jį turiu. Jis jau nebereikalingas man. Turbūt labai įdomu paklausyti garsą. Paspaudžiam šitą mygtuką, užsikuriam motociklas. Čia grafika, Indian, viskas čia. Gražiai. Toks prietaisų skydelis, spidometras, kaip jį čia pavadinsi. Bet gražiai atrodo. Vat, tas... Na, pabandysim jį užkurti. Na va, koks garsas. Yra vibracijų, matot, net mano pirštinės nukrito. Užgesinti irgi šitą mygtuką paspausit ir užgesinsit, bet turim čia dar displejų, kaip matot, daug čia galim pažiūrėti sąnaudos. Čia dabar rodo 5,8 litro. Right, map, net navigacija yra. Blogai šviečia saulė, bet bandysiu kažkaip jums parodyti. Music, čia galima telefoną pajungti, USB. Čia protingas daiktas. Matot, gražiai atrodo. O užgesinam mygtukų ir viskas. Turbūt reikia parodyti, kaipgi šviečia žibintas. Tai to užkursim vėl. Gražu. Kažkiek jis dreba, aišku, tas drebėjimas, na, bet vynas tikras, tai ką. Čia ir šiaip ir turi drebėti, bet čia jau vaibas. O pati sėdėsena, nu tai pabandysiu atsisėsti, parodyti jums, kaip atrodau motociklo. Oi. Jis turi svorį, žinokit, na, kaip sakoma, jauti. Na va taip aš atrodau. Taip. Man gan patogu. Na, kaip cruiserio stilius, tai visai patogu. Ką čia dar? Su viena ranka galima. Šiaip jis sunkus, jaučiasi tas svoris, bet nepasakyčiau, kad jį neįmanoma suvaldyti. Tikrai ne. Tikrai ne, jisai valdosi puikiai. Aišku, reikia turėti omeny, kad čia daug galios.
didelis svoris, na ir tas vaibas. O kaip be to svorio gauti tą vaibą. Dėl pačio išpildymo, nu va taip atrodo, taip jūs važiuosit, taip sėdėsit, taip matysit kelią. Kažkiek man reikia lenktis į priekį, kažkiek. Bet čia turbūt nuo vairo priklauso. Jeigu jums patinka atsidėti tiesiai, tai galima kokius raizerius čia nupirkti ir vairą pritraukti arčiau savęs. Gal kažkaip taip gaunasi. Jau kažkam, kaip kam patinka, kaip sakoma. Man patinka asmeniškai gal kažkiek tiesiau, nes aš su turendūro važinėju, tai aš jau pripratęs, kad taip sėdi tiesiai. Bet šitas motociklas visiškai turi kitą vaibą. Jis visiškai kitaip sukurtas. Vat, žinot, aš kai važiuoju su turendūro, iš taško A, taško B švelniai viskas gerai nuvažiuoja, mažos sąnaudos, kaip ir gerai, bet vat, ar vaibas, vat nėra to vaibo. O čia jisai sukurtas vaibui, tikrai, kai jūs važiuosit, žmonės atsisuks pažiūrėti, kas čia per daiktas, nes pažiūrėkit, kaip jis atrodo. Vislintuvai, viskas. Užgesinam. Bakas. Jis gan turi ilgą bazę. Tai vat greitkelį važiuos puikiai. Kas dar? Na, turbūt metas su juo pavažiuoti. Ir siūlau pažiūrėti mano POV vairavimą. Aš visada mėgstu parodyti taip, kaip iš tikro vairuojasi motociklas. O čia žmogus įsigijo keturratį. Tai va, aš visada noriu parodyti, kaip iš tikro važiuoja motociklas, kokie garsai, kokie jausmai. Taigi, jeigu ką, kažkur iššoks mano nuoroda į POV vairavimą būtent šito motociklo, tai pajusit. O jeigu norit patys išbandyti, tai prašom, atvažiuokit Motoriders, Kaunas, turi didžiulę parkavimo aikštelę, labai patogu privažiuoti. Užskaitau, čia tikrai jausmas geras. Atvažiuoji, va. Taigi, prenumeruokit kanalą, rašykit komentarus. Ir ką, iki sekančių susitikimų.